Taigi noriu parodyti, kaip mano mama gyveno. O šitas vaizdelis tai po apsilankymo Nemunaičio seniūno Rimanto. Mano mama negalėjo nei valgyti pasidaryti, nei kambarių susitvarkyti, nei kilimo įsivalyti. Va, aš jums rodau, koks yra kilimas. Kilimas nevalytas, metai gal ir daugiau, neplautas, purvas, vien purvas. Ir jeigu Rimas sako, kad mama gali susitvarkyti, seniūnas taip sako, tai man atrodo jam gėda ne tik prieš mane dukrą Ališkevičienės Stasės, bet gėda ir prieš Vangelonis, Nemunaitį, gėda prieš visą Lietuvą. Taigi noriu parodyti. Indų mama negalėjo įsiplauti, gerdavo iš vieno puodelio, neįsiplovus, stalo nusivalyti irgi negalėjo. Taigi, o Rimantas seniūnas Nemunaičio socialinės darbuotojas nedavė, nes taupė Nemunaičio seniūnijos pinigus. Labai skaudu, kad seniūnas nesirūpina senais žmonėmis, o taupo Nemunaičio seniūnijos pinigus. Tai dabar parodžiau virtuviai, kokia tvarka. O dar kvapas koks, žiaurus kvapas. Ir visą tai seniūnas matė, bet jisai meluoja. Jam labai gėda turėtų būti. Jis melavo ir sakė, kad mama gali ir indus įsiplauti, ir susitvarkyti. Dabar parodysiu, kokioj lovoj jinai gulėjo. Va, parodysiu, kur jinai miegojo. Matot, koks kilimas. Purvas. Nes jinai nepajėgė susitvarkyti, va, triusikų pridėta. Jinai negalėjo įsiskalbti nei triusikų, nes rankos dreba. Vandens reikia pasišildyti. Patalynė parodysiu kokią. Pažiūrėkite, kokia patalynė. Taip, jinai nekeista gal metai. Tai ką, negalėjo socialinė darbuotoja ateiti ir pakeisti patalynę? Ne. Taip, taupo seniūnas Avižienis Rimas seno žmogaus sąskaita. Jau mano mamai seniūnas turėjo duoti socialinę darbuotoją jau prieš 4 ar daugiau metų. O čia pasižiūrėkite. Taip, paklotė nekeista irgi daug metų. O jis sako, kad jinai gali ir įsiskalbti ir pasikeisti patalynę. Taip, va, pažiūrėkite. Taip, kokia patalynė. Matot? Ir koks kilimas kur guli. Nevalytas nežinau kiek. Pusę ar metai. Ir socialinė darbuotoja neteidavo ir nepadėdavo, nes Rimas seniūnas neleido. Jis taip taupė Nemunaičio seniūnijos pinigus. Va, taip. Viskas užgriozdyta, viskas, visi nešvarūs raubai stovi. Jinai tais pačiais rengėsi pastoviai, nes niekas nepadėjo. Seniūnija nepadėjo. Nors virš 80 metų seniūnijos turi
padėti ir socialinis darbuotojas turi eiti ir padėti susitvarkyti. Bet va, Nemunaičio seniūnas neleido. Taip jis taupė Nemunaičio pinigus. Taip. Žinoma, kad sutaupė daug pinigų, nes 4-5 metus neduoti socialinės darbuotojos, tai labai daug sutaupė pinigų. Taip, o mano mama gyveno šūdė ir mėšle. Žiauriomis sąlygomis gyveno. O tai laikė seniūnas Rimas Avižėnis, nes nedavė socialinės darbuotojos. Ir kai aplankė mamą, ar jis pažiūrėjo, kokioj lovoj gulėjo? Ne, jis nepažiūrėjo. Man mama sakė, jisai tik paklausė, kaip jums sekasi. Aš pasakiau, kad man sekasi gerai, nes žmogus jis nesupranta. Jam gerai ir va tokiam šūdė mėšle gyventi, sumištoj lovoj gulėti, jam gerai. Taip, bet Rimas tai nepasižiūrėjo, kokioj lovoj guli ir kiek laiko nekeista patalynė. O tai turi padėti socialiniai darbuotojai.